dirbu asmens su negale teisių apsaugos agentūroje, prieinamumo užtikrinimo ir konsultacijų skyriuje. Labai ilgą laiką dirbau departamente, prieš neįgalių reikalų departamente, ir prieš tai dirbau nevyriausybinėje organizacijoje, kurioje taip pat intensyviai labai domėjausi prieinamumu. Todėl labai džiaugiuosi, kad ir valstybiniam sektoriui po truputį atsiranda būtent informacijos prieinamumas ir pripažįstama, kad žmonės su negale turi teisę gauti informaciją lygiai su visais kitais asmenimis, kaip numato ir mūsų Lietuvos valstybės teisės aktai ir žmonių su negale teisių konvencija. Tai aš pradedu dalintis ekranu, labai prašyčiau atgalinio ryšio, ar matote? Matome. Ačiū. Ačiū. Matom. Tai va. Kaip žinia, nuo šių metų neįgalių reikalų departamentas susijungė su neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba ir tapo asmens su negale teisių apsaugos agentūra. Tačiau tai ne vienintelė reforma, kuri prasidėjo ir vyks šiais metais. Iš tikrųjų įvyko dideli perversmai būtent ir informacijos prieinamumo srityje. Informacijos prieinamumo atsiradimas ir pripažinimas kaip ir reiškia žmonių su negale diskriminacijos mažinimą. Mes įtvirtiname būtent pareigą pripažinti asmens su negale pasirinktą bendravimo būdą ir teikti jam viešą informaciją nemokamai, bent vienu iš jo pasirinktų prieinamų būdų. Nu ir pranešimo metu truputėlį supažindinsiu ir kas yra lengvai suprantama kalba, brailio raštas ar kiti asmenys su negale prieinami bendravimo būdai. Trumpai, prieinamumas regos negalę turintiems žmonėms, mes labai gerai turbūt žinome brailio raštą, tačiau yra labai svarbus ir skaitmeninis prieinamumas, ypač šiuolaikinėje visuomenėje, šiuolaikiniam žmogui. Klausos negalę turintiems žmonėms prieiga prie informacijos suteikia gestų kalba arba titrai. Nu ir prieinamumas intelekto negalę turintiems žmonėms taip pat svarbus ir jiems suvokti ir suprasti informaciją padeda lengvai suprantama kalba ir lengvai suprantamos kalbos iliustracijos. Praėjusiu metu, jau lapkričio 29 dieną, buvo patvirtintos informacijos teikimo asmenims su negale jų pasirinktais bendravimo būdais rekomendacijos. Ir dabar aš noriu irgi pasidalinti būtent mūsų etaru. Tai matome, kad mūsų būtent tos rekomendacijos, kurias aš miniu, jos jau ir etare patalpintos šiek tiek kitokiu šriftu. Jos yra iš tikrųjų su antraštėmis ir lygiavimas kairinis. Taip pat noriu pasidžiaugti ir prezidentūrą. Prezidentūra taip pat į etarą talpina teisės aktus kalibri šriftu. Jeigu klaustumėte, kaip tai galima įgyventinti, tai aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų mes siunčiame teisės aktą ir siųsdami pažymime, kad teisės aktas turi būti patalpintas sistemoje taip, kaip jisai yra parengtas. Tokiu atveju mūsų teisės aktas patalpinamas būtent pritaikytas žmonėms su negale. Ir ką apibrėžia šios rekomendacijos? Rekomendacijos apibrėžia nekintamos informacijos teikimą žmonėms su negale ir tos atvejus, kai žmonės su negale paprašo informacijos. Tai nekintama, kas ta nekintama informacija? Tai informacija apie institucijos teikiamas paslaugas, pagalbą, informacija apie jos vykdomas funkcijas, apie svetainės turinį, struktūrą, kontaktus ir panašiai. Ir taip pat mes rekomenduojame, kai susirašinėjimas su išorės vartotojais, tekstas turi būti parengtas taip, kad jį būtų galima perskaityti su ekrano skaitymo programa. Čia galiotų ir pačiam raštui, ir elektroniniam paštui. Dėl ko mes taip rekomenduojame, iš tikrųjų labai nepatogu turėti du rašto šablonus. Vieną, jeigu paprašo. Lina, negirdime jūsų.
Vis dar negirdim. O dabar girdite? Va, dabar girdim. Aha, čia kažkaip jisai pats savarankiškai nusprendžia užsimūtinti, arba mane kažkas užmūtina. Tai nuo kurios vietos nebegirdėjot? Kad nepatogu du šablonus turėti. Ai, taip, tai čia labai nesenai mane kažkas užmūtino. Taip, nepatogu du šablonus turėti ir tada, kaip mes rekomenduojame pasirinkti vieną, jo labiau, kad šiais metais įsigaliojęs asmens su teisė apsaugos įstatymas, jisai būtent ir nustato kvotą įdarbinant žmonės su negale, jeigu valstybinė įstaiga, savivaldybės institucijai dirba daugiau negu 25 darbuotojai, yra nustatyta, kad 5 procentai darbuotojų turėtų turėti negalę. Mes rašydami nežinome, kokią negalę arba šiaip kokį sutrikimą turi žmogus, gal kaip aš jisai nešioja akinius ir jam sunku skaityti, gal jam sunku girdėti ir panašiai. Todėl siūlome būtent tą mūsų rašto šabloną, būtent siūsti visiems ir kad jisai visas būtų pritaikytas. Dabar mes tarpusavį irgi, kai siunčiame vieni kitiems raštus jau pagal tą pritaikyto rašto šabloną, jau būna gaunu aš Times New Roman šriftą, man jau pasidaro sunku skaityti. Iš tikrųjų, akis ilsisi su Arielio šriftu. Tai kokia yra maždaug informacijos teikimo schema. Jeigu be asmens prašymo, tai būtent yra pritaikoma mūsų interneto svetainės ir raštais, kaip mes susirašinėjame su išorės vartotojais. Interneto svetainėse siūlome, ir parodysim vėliau pavyzdį, siūlome įsidėti simbolius prie kalbų srities, lengvai suprantama kalba, tai va tas žmogeliukas su liuksu, ir rankytės reiškia lietuvių gestų kalbą. Ir būtent sudaryti galimybę žmogui su negali, jeigu jisai nori gauti informaciją, tai būtent paspaudus rankytės arba lengvai suprantamos kalbos ikonėlę, būtent nueiti į tą puslapio sritį, kurioje teikiama informacija būtent šiais formatais. Jeigu informacija yra teikiama asmeniui jam paprašė, tai pirmiausiai asmuo turi pateikti prašymą ir nurodyti, kaip jam reikalinga pritaikyti informaciją. Tai ar lengvai suprantama kalba, ar lietuvių gestų kalba, brailio raštu ir panašiai. Ir tada valstybės ar savivaldybės institucija nustatyta tvarka pateikia informaciją būtent asmens su negale pasirinktų prieinamų būdų. Dėl lengvai suprantamos kalbos, tai pernai metais mes organizavome mokymus ir mes rekomenduojame kiekvienoje institucijai turėti specialistą, kuris suvoktų ir suprastų lengvai suprantamos kalbos principus ir galėtų rengti raštus, o asmens su negale teisių agentūros konsultacijų skyrius, konsultacijų centras iš tikrųjų gali konsultuoti, teikti metodinę pagalbą dėl teksto rašymo lengvai suprantama kalba ir taip pat užtikrinti patikrinimą šito teksto, ar jisai iš tikrųjų tinka ir yra suprantamas mūsų tiksliniai grupiai žmonėms su intelekto negale. Dėl lietuvių gestų kalbos kviečiame kreiptis į lietuvių gestų kalbos vertimo centrą, kuriame taip pat įstaiga prie agentūros ir finansuojama iš valstybės biudžeto ir jums už paslaugą mokėti nereikės, tai yra valstybės sąskaita teikiama paslauga. Dėl brailio rašto vartotojų šiuo metu tikrai nėra labai daug Lietuvoje, jie jau skaičiuojami vienetais ir jeigu yra reikalinga informacija, tai siūlytumėm kreiptis į audiosensorinę biblioteką arba apskričių bibliotekas dėl informacijos paruošimo brailio raštu. Šita paslauga dėja yra mokama ir kaina maždaug apie 1 euras už lapą. Tai dabar mūsų ta yra informacijos prieinamumo sistema, tai būtent, kad asmens su negale teisių apsaugos agentūra bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, teikia metodinę pagalbą. Taip pat
ant sudėtyje esantis konsultacinis centras vykdo stebėseną, teikia metodinę pagalbą, teikia įvairias rekomendacijas, dokumentų pavyzdžius ir panašiai. Ir dabar prieš patvirtindami rekomendacijas mes vykdėme bandomąjį būtent informacijos prieinamumo projektą ir remiantis to projekto rezultatais dar tiksliname rekomendacijas. Ir projekte dalyvavo būtent Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigos, tai Užimtumo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Jaunimo reikalų agentūra, Valstybinė darbo inspekcija, Sodra ir panašiai. Vienas iš tikrai tokių sėkmės pavyzdžių yra Užimtumo tarnyba. Jie peržiūrėjo savo tinklalapį, ištaisė esamas klaidas tinklalapyje, kad tinklalapis taptų pritaikytas žmonėms su regos negalia. Taip pat prisitaikė elektroninio pašto parašą ir laiškų formatą. Informacija jų puslapyje pateikiama gestų kalba, pateikiama lengvai suprantama kalba. Vizualinis turinys yra pateikiamas alternatyviais aprašymais ir panašiai. Ir čia pažiūrėkime į Užimtumo tarnybos svetainę, mes matome, kad viršutinėme meniu būtent yra rankytės, kas reiškia gestų kalbą, ir žmogeliukas, kuris reiškia lengvai suprantamą kalbą, ir paspaudę jūs ateinate paspaudę lengvai suprantamos kalbos ikonėlę, jūs gaunate informaciją lengvai suprantama kalba, kas yra Užimtumo tarnyba, kaip jūs galite ją atvykti, kaip jūs galite užsiregistruoti arba paskambinti jai. Ir taip pat analogiškai yra informacija pateikiama ir gestų kalba. Tai dabar priartėjome prie mūsų rekomendacijų. Aš visą laiką sakau, pradėkime nuo mažų žingsnių. Roma ne per metus ir netgi ne per 2 pasistatė, tačiau dabar turime nuostabų miestą. Ir būtent kas tai yra tas mūsų informacijos prieinamumas žmonėms su regos negalia. Žmonėms su regos negalia Brailio raštas yra vienas žinomiausių informacijos pateikimo būdų. Tačiau informacijai dabar persikeliant į internetą, į virtualią erdvę, žymiai aktualesnis žmonėms su regos sutrikimais, su regos negalia tampa skaitmeninis prieinamumas. Dažniausiai neregiai turi specialią įrangą, kuri sugeba perskaityti tekstus internete, tačiau būtina sąlyga, kad jie suprastų šios skaitomus tekstus, yra tai, kad tekstai turėtų būti išdėlioti tvarkingai, laikantis tam tikrų taisyklių, kurios iš esmės galioja ir rengiant dokumentus pas mus Word formate. Ir šiuo metu jau iš lėto po truputį, tačiau skinasi kelią garsinio vaizdavimo metodas. Aš labai sveikinu ir labai džiaugiuosi, kad jisai atsiranda. Jisai šiuo metu labiau praktikuojamas būtent filmuose. Turbūt visi matėme ir kalėdinę telė reklamą su garsiniu vaizdavimu ir atkreipiam dėmesį į tai. Bet tas labai svarbu ir mūsų įstaigoms, rengiant informaciją, kaip parengti tam tikrą dokumentą, kaip užpildyti tam tikrą formą ir panašiai. Vis dar pasitaiko, kai mes pasakome, spauskite šitą mygtuką, nepasakydami kokį mygtuką, arba įrašykime į šitą laukelį, šią informaciją ir panašiai. Pabandykim kiekvienas užsimerkti ir pasižiūrėti filmą, būtent tą savo metodinį filmuką užsimerkę ir įsivaizduoti, ar jūs suprantate ten teikiamą informaciją. Būtent garsinis vaizdavimas padeda neregiui suprasti, kas yra vaizduojama filme arba filmukyje ir suprasti teisingai taip, kaip mes norime. Todėl aš labai tikiuosi, kad po truputėlį garsinis vaizdavimas atras kelią ir mums rengiant būtent įvairius metodinius filmukus. Dabar informacijos teikimo rekomendacijose yra surašyti būtent informacijos teikimo bendrieji reikalavimai dokumentams arba elektroniniam paštui. Ir aš labai tikiuosi, kad mes galėsime kartu atsidarę savo būtent rašto šabloną prisitaikyti šį šabloną iš karto, kad jisai būtų tinkamas naudoti neregiams ir silpnaregiams, arba vėliau jūs galėsite po mokymų tiesiog arba peržiūrėję mokymus, arba atsisiųsti pritaikyto rašto šabloną iš mūsų svetainės.
Į ką labai svarbu atkreipti dėmesį? Pirmiausiai į šriftą. Šriftas rekomenduojamas neserifinis. Neserifinis tai reiškia, kad raidės yra vienodo storio ir be tų, kur čia pažymėta apskritimais raudonais, be tų visokių užraitimų ir pagražinimų. Tai gali būti Verdana šriftas, Arial šriftas, Tahoma šriftas, Calibri šriftas ir panašiai. Times New Roman, jisai yra mums labai įprastas, tačiau jisai yra nerekomenduojamas. Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį į centravimą. Žymiai lengviau internete skaityti tekstą, jeigu jisai yra centruota, išlygiuotas kairiai pusėje. Jeigu tekstas yra su centrinė lygiuotė, teksto tarpai tarp žodžių pasidaro skirtingo dydžio ir mūsų akis, netgi ir mūsų akis, ne tik tai silpnaregių, pavargsta ir sunku joms skaityti. Kai kada sulaukiu tokių kaip ir prieštaravimų, kad knygose irgi dažniausiai spausdinama centrinis lygiavimas. Taip, tačiau knygose yra išnaudojama kiekviena simbolio vieta. Ta prasme, knygose eilutės yra pilnai užpildomos simboliais, taupant ir popierių, ir turbūt resursus ir išlaidas. Ir tenais keliami žodžiai į naują eilutę su tuo minuso ženklu. Minkštuoju būdu, kaip čia kažkuris kolega buvo išsireiškęs. Tai tokiu atveju taip pat tarpai yra vienodi ir mūsų akims nereikia vargti, nereikia skaityti skirtingus tarpus. Taip pat yra labai svarbus kontrastas svarbus ir mums patiems. Labai dažnai mes atsispausdiname tekstą arba kažkokį paveikslėlį aprašytą su blogu kontrastu su juodai baltu printeriu ir tada realiai mes nesugebam patys perskaityti to, kas ten parašyta arba pavaizduota. Neregių skaitytuvams labai aktualus būtent paveikslėlio alternatyvusis aprašymas. Alternatyvoje aprašymą mes galime sukurti kiekvienam paveikslėliui, būtent pasižymėję paveikslėlį ir paspaudę alternative text arba alt mygtuką. Lietuviškai alternatyvusis tekstas. Dėl ko tai svarbu? Jeigu interneto naršyklė, tai dažnai būna dėl silpno interneto ryšio yra neužkraunami tam tikri duomenys. Ir tada mes matome paveikslėlį ir žinome, kas tame paveikslėlėje pavaizduota, ypač jeigu jisai iliustruoja tekstą arba papildo tekstą. Neregiams tai labai svarbu taip pat, jeigu jie skaito tekstą ir kuriame paveikslėlis papildo tekstą arba iliustruoja tekstą. Tada jie perskaitę aprašymą gali įsivaizduoti, kas maždaug pavaizduojama. Analogiškas prašymas yra rekomendacija dėl grafikų. Dėl grafikų taip pat yra irgi prašymas, kad juos kiek galima kontrastingiau žymėti, nes aš čia specialiai jį pavaizdavau juodai baltu ir mes matome, kad jeigu būtų nepažymėtos kategorijos, mums labai būtų sunku suprasti, kur kokia spalva ir ką jinai reiškia. Kaip minėjau, vienas iš sprendimų tai yra žymėti prie kiekvienos sekos, prie kiekvienos reikšmės kategorijas ir jų reikšmės. Tuomet irgi perskaitoma, tik su sąlyga, jeigu tai ne paveikslėlis, o būtent grafikas įkeltas. Ir lentelės. Lentelės pirmiausiai yra skirtos duomenų pateikimui. Jos nėra skirtos teksto formatavimui. Teksto formatavimui mes galim naudoti kitus įrankius. Ir labai svarbu, kad taip pat lentelės būtų aprašytos, tai palengvina iš tikrųjų patį teksto suvokimą ir neregys gali suprasti, kas rašoma lentelėje ir pats nuspręsti, ar gilintis į lentelę ar ne. Tai pasiekėme tokiu pačiu būdu, kai pasižymima lentelė spaudžiamas dešinysis pelės klavišas yra lentelės savybės ir prie lentelių savybių vienas iš skirtukų yra alternatyvusis tekstas, kuriame mes galime jas aprašyti. Ir antras aspektas lentelėse tai yra antraštės. Antraštės patogios yra ir mums patiems, ypač jeigu lentelės užima daugiau negu vieną lapą. Dažnai būna, kad pradėję skaityti pirmam lape mes dar atsimename, kas yra antraštėje parašyta, ką kiekvienas iš stulpelių reiškia.
tačiau 3 ar 4 lape mes dažniausiai jau būnam ne visai tikri, kad žinome ir reikia pasitikrinti. Būtent lentelių antraštė suteikia galimybę pasitikrinti ir matyti kiekviename lape būtent kiekvieną iš stulpelio reikšmę ir tai palengvina skaitimą ekrano skaitimo programomis ir neregiams. Ir galų gale pasirengę raštą mes galime jį visą laiką patikrinti, paspaudę būtent eidami į peržiūrą arba view angliškai ir paspaudę ikonėlę accessibility angliškai, jau lietuviškai tikrinti pritaikymą neįgaliesiems. Tada išmetamos klaidų sąrašas ir siūlymai, kaip jas ištaisyti. Ir čia mes esame pasirengę būtent savo pritaikyto rašto šabloną. Ir dabar norėčiau pasiūlyti jums kartu su manim pritaikyti savo raštą arba bent jau pasižiūrėti, kaip tai daroma. Tai iš tikrųjų nėra labai sudėtinga ir užtenka paprastų Wordo formatavimo žinių. Čia mes turime nepritaikytą raštą. Matome paveikslėlis Lietuvos herbas ir mums turbūt svarbu, kad neregiai žinotų, jog tai yra Lietuvos herbas. Mes pasižymime paveikslėlį, spaudžiame redaguoti alternatyvų į tekstą. Su dešiniu pelės klavišu pasižymime ir matome čia galimybę redaguoti alternatyvų į tekstą. Analogiška galimybė yra nuėjus į paveikslėlio įrankius ir paspaudus mygtuką alternatyvusis tekstas. Aš šiek tiek gal padidinsiu. Ir čia galima trumpai aprašyti, kad tai yra Lietuvos herbas. Galima parašyti, jeigu norime, kad labiau žinotų, kad tai yra raitelis ant žirgo, raitelis iškėlęs kardą, žirgas stoja pėstu ir panašiai. Jeigu manome, kad tai yra tik dekoratyvinis elementas, tai yra tik dėl rašto grožio, mes galime šitą elementą ir pažymėti kaip dekoratyvinį, tuomet neregių skaitytuvai, ekrano skaitytuvai jo neskaitys iš viso. Kiekvienas naujas enteris žymi naują pastraipą. Čia mes matome daugybę irgi enterių pridėto. Ir kiekviena nauja pastraipa, kaip žinia, reiškia baigtinę mintį pirmiausiai. Ir kitas dalykas, kad neregių skaitytuvai tuo metu ir skaito eilutę, eilutę, eilutę. Ir jeigu, kaip šitame pavyzdyje, čia yra daugybė naujų pastraipų, daugybė naujų enterių, tai tiek kartų būtent skaitytuvas ir pasakys jam, kad tai yra eilutė. Kol jisai išgirs 25 kartus eilutę, jisai pamirškas parašytą tekste. Tai lygiai taip pat gal būtent tą mūsų formatavimą ir grožį, kad būtų skirtingi tarpai tarp eilučių, mes siūlymą spręsti būtent formatavimo pagalba ir būtent naudojant pastraipas. Mes pasižymime mums reikalingą pastraipą, spaudžiame arba šitą trikampiuką, kur yra pastraipos parametrai, arba tiesiog dešiniu pelės klavišu pasispaudžiam pastraipą ir tiesiog šičia nurodome, per kokį atstumą būtent mūsų neįgalių reikalų departamentas turėtų būti atskirtas nuo Lietuvos herbo. Taip pat, kaip minėjau, pastraipa reiškia baigtinę mintį. Čia mes turbūt norime, kad neįgalių reikalų departamentas ir prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos būtų vienas sakinys ir viena mintis. Tokiu atveju mes enter nespaudžiame, o pasižymime būtent tą eilutės lūžį vadinamą shift enter. Tuo metu tokiu atveju tada bus skaitoma kaip viena eilutė ir viena mintis. Lina, atsiprašau, labai gal gali pakartoti, klausia, kuriuo atveju alternatyvaus teksto talkback negali skaityti? Nematau, tuoj pasižiūrėsiu klausimą. Čia mano klausimas yra labai. Ai, tai jeigu paveikslėlėje nėra alternatyvaus teksto, tai jo automatiškai neperskaitys.
Ir, jeigu jisai pažymėtas kaip dekoratyvinis elementas, ta prasme, jeigu jisai tik dėl grožio yra įdėtas, tai jisai irgi taip pat, čia kaip ir minėjau, ir neperskaitys. Ačiū Jums labai. Tai dabar dėl adreso. Adresą galime palikti viršui, bet, kaip aš visą laiką sakau, ar adresas yra svarbiausia informacija, kurią mes norime perteikti žmogui. Realiai, kai žmogus gauna laišką arba kažkokį tai raštą, jisai pirmiausiai pasižiūri, iš kur jisai gautas ir tada jau jam svarbu turbūt, kas jame parašyta. Jeigu jam paskui kyla noras nuvykti arba parašyti atgal kažkokią tai žinutę ar paskambinti, tada jisai turbūt pradeda ieškoti adreso, todėl mūsų šablone tai yra nukelta į apačią, į headerį, tačiau jisai gali likti ir šičia. Matome, kad čia institucijoms pagal sąrašą yra įdėta į lentelę. Kaip minėjau, adresatas ir būtent data. Aš suprantu, kad tai reikalinga, kad būtų išlaikomas gražus formatavimas, tačiau tą patį mes galime pasiekti naudodami stulpelius. Stulpelius lygiai taip pat, aš manau, kad mes žinome, kaip pasidaryti. Tiesiog pasižymime mums reikalingą sekciją. Aš, aišku, kiekvieną kartą nedarau, bet kiekvieną kartą, kai man reikia, paieškau ir randu. Ir pažymime, kad čia bus 2 stulpeliai. Matome, kad stulpeliai nelabai peršoka. Todėl mes čia įdedame lūžį. Ta prasme, kad lieka prie vienam stulpelyje ir reikalingi enteriai, kad perkelti į kitą stulpelį, o mes enterių nenaudojame, kaip minėjau, tai mes tiesiog įdedame stulpelio lūžį. Ir tokiu atveju mūsų stulpelis mūsų nurodytoj vietoje suskyla ir tada čia irgi pas mus gaunasi gražus formatavimas. Antraštės. Antraštės labai svarbus elementas ir aš dabar iš karto noriu parodyti, kodėl jis yra labai svarbus. Rodysiu pernai metų mūsų departamento veiklos ataskaitą, kuri yra pakankamai didelė. Matome, kad jinai turi 50 puslapių. Tai pirmiausiai turinys. Turinys pas mus yra su nuorodomis ir būtent tas nuorodas mums padeda suformuoti tai, kad kiekviena nauja tema turi antraštę. Tada tiesiog pasikeitus antraštės pavadinimui arba papildžius tekstą ir pasikeitus puslapių numeracijai, mums nereikia iš naujo peržiūrinėti puslapius, mes tiesiog paspaudžiame naujinti turinį ir mums jisai yra atnaujinamas. Tai yra didelė paspirtis, ypač kai yra tekstai ilgi ir kai mums reikia nueiti į tam tikrą konkrečią vietą. Taip pat labai tai yra patogu, būtent mūsų tai greitai navigacijai, neturiniui, kai jau mes daleiskim esame kurioje nors veikloje skatinti neįgaliųjų teisės ginančių neįgaliųjų asociacijų veiklą ir norime pasižiūrėti, kiek yra kas yra nuveikta būtent kurčiųjų socialinės integracijos srityje. Mes galime labai greitai peršokti nuo vienos temos prie kito, būtent antraštės pagalba. Tuo tarpu neregiams tai taip pat yra ypač svarbu, būtent naviguojant po dokumentą. Jie gali tada irgi apsispręsti, kuri tema jiems aktuali, perskaitę visas antraštės ir eiti į konkrečią temą, neskaitydami viso dokumento iš eilės. Todėl mes dažniausiai irgi rekomenduojame kaip pagrindinę antraštę dėti būtent autorių. Antraštės ir toliau pavadinimą kaip pagrindinę antraštę. Antraštė pirma. Toliau esančius pažymėsiu,
Toliau esančius laukelius mes rekomenduojame jau žymėti antro lygio antraštėmis, kurios lygiai taip pat suteikia tas pačias skaitimo galimybės žmonėms su negale. Čia yra dabar pagal nutylėjimą antraščių formatas ir mes jas visas galime pasikeisti taip, kaip mums reikia ir kaip yra nurodoma rekomendacijose. Tam reikėtų užeiti ant antraštės, paspausti dešinį pelės klavišą ir mes matome modifikuoti. Ir mes tiesiog čia galime pasirinkti šriftą, dydį, spalvą, storį. Taip pat pažymėti, kad automatiškai naujinti. Ir kad tai galima naudoti visose naujose dokumentuose pagrįstose šiuos šablonų. Taip pat mes galime pažymėti ir lygiavimą, bet šiuo atveju, kadangi neįgalių reikalų departamentas yra centre, o dėl rašto antraštė yra kairiai pusėje, aš to nedarau, tiesiog rankiniu būdu sulygiuosiu. Atsiprašau, čia man kažkas tai neįvyko gerai, kaip aš planavau, tačiau galima to pasižiūrėti kas. Čia pasikeičiame dydį, žinoma, raidžių, kaip mums reikia. Didžiosios raidės dažniausiai naudojamos tik antraštėms. Taip pat teksto išskyrimui naudojamas bold šriftas, pastorintas šriftas ir nerekomenduojamas pabrauktas irarelis, nes jis taip pat vargina mūsų visų akis. Analogiškai sutvarkome ir šitą antraštę. Ir mes jau dabar turime tekstą su aprašytų paveikslėliu, su sutvarkytų adresatų sąrašu, su antraštėmis. Čia matome irgi lentelę, į kurią įrašytas pareigos vardas pavardė. Tai irgi lygiai taip pat nerekomenduojama daryti, spręsti, tai mes siūlome. Atsiprašau, čia jūs klausite kažko tai, ar tiesiog kalbate su kolega? Ir galima tai spręsti tiesiog tabuliacijų pagalba. Sekcijų, aišku, čia kiekis taip pat yra perteklinis. Kaip ir enterius mes galime išspręsti būtent naudodami, čia irgi lygiai taip pat rašto rengėjas, netgi yra toj pačioj lentelėje su adresatų sąrašu, kas iš viso yra košmaras, jeigu žmogus su ekrano skaitytuvu skaitytų šitą raštą. Rašto rengėją mes galime dėti į pastraipą, kadangi čia labai daug yra tarpų. Tai čia mokslinio spaudimo metodų galime nusistatyti maždaug tą atstumą iki tos vietos, kur mums atrodo, kad tinkamiausia rašto rengėja kontaktinius duomenis pateikti. Ir kaip minėjau, lentelės yra skirtos tik duomenim pateikti. Tai adresatų sąrašas teoriškai, jeigu tai būtų adresato pavadinimas ir jo elektroninis paštas, jisai būtų galimas teikti lentelėje. Tačiau jeigu tai yra vien tik tais sąrašiukas, užtenka, kad jisai būtų be kažkokių tai kontaktinių duomenų, tai tikrai pakanka, kad jisai būtų tiesiog atspausdintas naujame puslapyje. Tačiau, kadangi čia yra lentelė, aš iš karto norėčiau parodyti, kaip galima sutvarkyti lentelės
lentelės tekstą, kad jisai būtų taip pat, pačią lentelę, kad jinai taip pat būtų pritaikytas skaitytuvams. Pasižymime pačią lentelę ir spaudžiame lentelės ypatybės. Ir kaip ir minėjau, va, čia yra galimybė įrašyti alternatyvų į tekstą. Čia yra ant pavadinime tiesiog pavadinimas. Čia, jeigu norime, mes galime tiesiog tą patį perrašyti, kad tai yra tiesiog adresatų sąrašas. Arba jeigu pateikiama kažkokia tai išsamesnė informacija ir mes norime, kad atkreiptų dėmesį neregys į tą išsamesnį informaciją, mes taip pat čia parašome į tą išsamesnį aprašymą. Čia matau tik tais vieną eilutę šitoje lentelėje, tai dėl to nelabai pasiseks turbūt padaryti eilutės headerį, bet, atsiprašau, antraštę, tačiau mes galim pamėginti, tiesiog lygiai taip pat pasižymėme pirmąją eilutę, kuri pas mus yra milžiniškai didelė. Tai. Pasižymime pirmąją eilutę. Atsiprašau, niekaip nesiseka pažymėti. Įspaudžiame lentelės ypatybės ir einame į eilutę. Ir tada parašome, kad tai kartoti kaip antraštės eilutė kiekvieno puslapio viršuje ir mes čia jau turime būtent antraštę. Atlikęs šitos veiksmus lieka paskutinis veiksmas užsitikrinti, kad mūsų tekstas rašte būtų taip pat lengvai perskaitomas ir nevargintų mūsų akis. Tai mes pasižymime visą tekstą ir nurodome, kad tai bus pas mus Arielis. Dėl ko Arielis, o ne Verdana ar Tahoma, tai čia tiesiog yra palikta diskrecijos laisvė patiems nuspręsti. Esu pastebėjusi, kad mokesčių inspekcija naudoja Courier šriftą, taip pat, kaip minėjau, prezidentūra tą patį šriftą naudoja, o lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra pasirinkusi Kalibrį, jeigu aš gerai atsimenu šriftą, tai sakau, jie visi yra tinkami ir jie visi yra draugiški kiekvieno mūsų akims. Taip pat tekstas rekomenduojamas, kad būtų ne mažesnių kaip 12 šriftų, o atstumai tarp eilučių būtų ne mažesni kaip 1,15. Mūsų atveju yra 1,5 ir tai turbūt labai yra įprasta mums visiems rengiantiems oficialius raštus. Taip pat čia matote lygiuotę centrinę, pasižymime, kad tai yra pas mus mūsų rašte lygiuotė kairinė. Viskas, tekstas sutvarkytas, raštas sutvarkytas, čia palikti buvusieji nesklandumai tiesiog ateinantiems mokymams, tačiau mes jau turėtumėm, jeigu atliktumėm šios veiksmus, turėtumėm pritaikyti rašto šabloną. Dėl elektroninio pašto. Elektroninio pašto labai yra įvairios galimybės, kaip ir Word'e, padaryti, kad jisai būtų pritaikytas neįgaliesiems. Jeigu mes naudojame tiesiog paprastą Outlooką. Atsiprašau, Lina, yra vienas klausimas, galbūt galima būtų atsakyti dėl rašto šablonų. Taip, jeigu galima, jūs ir klauskite, žinokit, aš nematau, kai skaitau pranešimą žinučių, tai jau labai dėkinga. Labą dieną, labai ačiū. Norėjau paklausti, mes dažnai raštuose nurodom teisės aktų pilnus pavadinimus footnote'uose apačioj po brūkšniu. Ir vat iškilo klausimas, rašant raštą, ar galima ir kokie būtų reikalavimai, nes iš principo teisės aktų pavadinimai jie užima labai daug vietos ir mes trumpinant, norint pačią esmę pasakyti kaip institucija, nurodom, suprantat, kad turime menį. Suprantu. Tai vat klausimas, nes mes vieną tokį raštą jau rašėm, patys sugalvojom, kad irgi 12 šriftų išdidinom, bet neaišku, ar ten tikrai bus įskaitoma, gal gali dėl tų footnote'ų tiesiog kažką paminėti. Aš irgi
domėjausi ir klausiau būtent Aklųjų sąjungos atstovų, Aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovų, jie irgi atsakymą davė tokį įdomų. Jeigu raštas siunčiamas ant popieriaus raštu, tai rekomenduojama, kad pats rašto šriftas būtų 14, o footnotai būtų 12 šriftų. Tačiau jeigu siunčiama būtent tas elektroninis, kaip mums dabar įprastas ten dokumentas, elektroninis, tai užtenka tiesiog, kad tai būtų pritaikytas šriftas, ekrano skaitimo programos jį perskaito ir gali būti ir 10 dydžio šriftas. Ačiū labai. Tai va, tada dar prie laiškų. Aš tiesiog parodysiu su savo programinės įrangos galimybėm, su savo elektroninio pašto, bet aš manau, kad daugumą mes tokius analogiškus ir naudojame, kaip jį pritaikyti. O jeigu kiltų klausimų ir dėl kitų naujesnių arba senesnių versijų, tai kviečiu susisiekti su mūsų konsultacijų centru elektroniniu paštu kc@anta.lt, kur lygiai taip pat mes patarsime, kaip pasidaryti tą pritaikytą elektroninio laiško šabloną. Tai pirmiausiai mes nusistatome, kad būtų automatiškai mūsų teksto dydis didelės raidės, nesmulkios, ir kad tai būtų būtent neserifinis šriftas. Pagal nutylėjimą dažniausiai elektroniniuose paštuose ir būna neserifinis šriftas. Tam reikia paspausti failą, nueiti į parinktis ir matome pritaikymas neįgaliesiems. Tai arba būna accessibility. Tai čia tiesiog pasižymime blankas, paspaudžiame blankas ir šriftai ir tiesiog pasirenkame būtent šriftą, koks mums reikalingas. Kaip minėjau, man gražiausias Arielis, aš jį pasirinkusi su Arielį 14 dydžio. Analogiškai ir siunčiant atsakymus į elektroninius laiškus ir siunčiant paprastosius teksto pranešimus. Taip pat nusistatome šrifto dydį. Dabar dėl parašo. Parašą mes irgi kiekvienas tikriausiai žinome, kur jį susikurti. Einame į parašus ir tenais tiesiog irgi pasižymime mūsų tekstą ir nurodome teksto dydį, teksto šriftą ir teksto dydį. Dažniausiai mūsų parašuose būna paveikslėlių. Tai paveikslėlius lygiai taip pat analogiškai kaip ir Word programoje mes pažymime su dešiniu pelės klavišu. Tik tai čia mes spaudžiame nuotrauką. Arba foto, arba picture skirtingai angliškose tekstuose. Ir lygiai taip pat mes čia turime alternatyvų į tekstą, kur galime įrašyti alternatyvų į tekstą. Pasižymim paveikslėlį, spaudžiam dešinį klavišą nuotrauką, alternatyvusis tekstas. Tai tiek to ir vargo, jeigu tai yra būtent pas mus Outlooko programa. Šiek tiek kitaip problema sprendžiama, kai yra naudojamas Outlookas online. Outlookas online taip pat einame į šitą rutuliuką nustatymus. Ir čia yra mail. Nežinau, kodėl pas mane vienas lietuviškas, kitas angliškas. Ir compose and reply. Čia mes analogiškai pirmiausiai galime pasikoreguoti mūsų parašą, kaip mums reikalinga, kaip mums reikia. Paveikslėlis taip pat analogiškai. Pasižymime paveikslėlį, spaudžiame dešinį klavišą, tačiau čia matome, kad jau mes galime įdėti alternatyvų į tekstą. Ir mums čia jau leidžia įdėti alternatyvų į tekstą.
Ir tada mes nusistatome, koks bus mūsų pats tekstas. Message format. Mes galime pasižymėti, kad mes norime, kad tai būtų Arielis arba bet koks kitas šriftas, kuris neserifinis ir koks yra dydis bei kokia spalva. Viskas. Pritaikyta ir Outlook'e online. Tai va, jeigu nespėjote, kaip minėjau, visą laiką galima klausti, visą laiką galima tikslintis, ar teisingai, ar viskas gerai. Ir dabar tada gal pereiname prie lengvai suprantamos kalbos. Su manim kartu yra lengvai suprantamos kalbos specialistė Laura, kuri galės detaliau atsakyti jūsų klausimus, jeigu jie atsiras, bet aš labai trumpai paminėsiu, kad lengvai suprantama kalba tai yra ekspertų sukurtas metodas, jisai atsirado Švedijoje, pastebėjus, kad kai kuriom visuomenės grupėm reikia informaciją teikti šiek tiek supaprastintai, šiek tiek kitaip, jeigu mes norime, kad jie ją suvoktų ir suprastų. Ir tai yra alternatyvus formatas ne tik tais žmonėms su intelekto ir psichosocialinė negalia, tačiau ir vaikams, ir kurtiesiems, kurie skaito, arba kurių gestų kalba gimtoji ir kurie sunkiai skaito, imigrantams, žemesnio raštingumo asmenims, seniorams su demencijos požymiais. Taip pat skaičiau tyrimą, kuriame aprašyta, kad tai labai praverčia ir žmonėms išėjusiems iš ilgalaikio įkalinimo įstaigų, jeigu ten jie bausmė buvo 15, 20, 25 metus, jie dažniausiai išeina į labai pasikeitusią visuomenę ir jiems adaptuotis pradžiai labai tinka lengvai suprantamos kalbos tekstas. Viena iš pirmųjų lengvai suprantamos kalbos kregždžių Lietuvoje yra prezidentūra. Ir čia mes matome prezidento metinį pranešimą, kur kairėje pusėje pavyzdys jisai įprasta kalba ir dešinėje pusėje mes perteikėme tą pačią informaciją labai paprasta, labai aiškia, labai struktūruota kalba ir jinai žymiai trumpesnė atrodo ir žymiai lengviau skaitoma. Kokie tie bendri yra lengvai suprantamos kalbos principai? Tai pirmiausiai žodžių pasirinkimas. Mes vartojame dažnus, labai buityje dažnai naudojamus ir trumpus žodžius. Pačius tarptautinius žodžius mes keičiame lietuviškais. Dažnai mes įpratę trumpinti, pavyzdžiui, KT, PVZ, TT, PAN ir taip toliau. Šių žodžių mes netrumpiname, paliekame būtent juos visus ilgus. Įsivardiname, kad nereikia kažkokių tai labai daug pavadinimų arba vardų arba vietovių pavadinimui. Pavyzdžiui, aš pati turiu dukrą su intelekto negalia ir jeigu man tenka važiuoti į komandiruotę, dažniausiai jinai klausia, mama, kur tu važiuoji, aš tikrai žinau, kad jeigu aš pasakysiu, kad į Vokietiją, Estiją, Italiją, Lenkiją, Latviją, jai turbūt tai nieko nereikš. Tačiau kai aš pasakau, kad važiuoju į tolimą šalį, jai pasidaro viskas aišku ir suprantama. Taip pat tiesioginės reikšmės ir žodžiai turėtų būti naudojami. Čia lygiai taip pat mūsų tas vadinamas neurolingvistinis programavimas. Mes dažnai visokius draudžiamus žodžius pirmiausiai išgirstame būtent tą tiesioginį teiginį, paskui tik tais tą dalelytę ne. Ta prasme, vietoj nedaryk mes dažniausiai pirmiausiai išgirstame daryk ir paskui tik tais ne ir panašiai. Todėl dažniausiai vietoj, pavyzdžiui, ir aš bendraudama su savo dukra, vietoj to, kad sakyčiau nelipk ant žolės, sakau draudžiu lipti ant žolės, arba neatidaryk durų, aš sakau laikyk duris užrakintas ir panašiai. Jeigu abstrakčios sąvokos, tai reikia stengtis jas kažkaip tai sukonkretinti arba iliustruoti pavyzdžiais. Sudėtingesnius žodžius taip pat reikėtų iliustruoti ir paaiškinti pavyzdžiais. Didelius skaičius ir procentinės išraiškas jos taip pat dažnai nieko nesako, net ir mes turime pagalvoti dažnai, kai pasakomas didelis skaičius, ar tai daug ar mažai, arba procentas. Tai dažniausiai irgi turėtumėm rasti būdų, kaip juos išreikšti apibendrinančiais žodžiais. Pavyzdžiui, jeigu 50% sakom, tai geriau sakyti pusę arba
ketvirta dalis ir panašiai. Taip pat skaičius mes labai dažnai sutartyse, faktūrose, priėmimo aktuose nurodome ir patį skaičių ir dar jį parašome žodžiais. Tai lygiai taip pat skaičių parašytą žodžiu labai sunku perskaityti, todėl juos siūlome rašyti tiesiog skaitmenimis. Patys sakiniai tekste turėtų būti trumpi, paprastas veiksmažodžių formos, veikiamosios rūšies konstrukcijos. Tai lygiai tas pats, jeigu mes pasakome knyga parašyta Marko Tveno, ar rašytojas Markas Tvenas parašė knygą, tai žinoma, antrasis variantas yra žymiai suprantamesnis. Arba siena dažoma balta spalva, arba meistras dažo sieną balta spalva. Taip pat pas mus turėtumėm laikytis įprastos žodžių tvarkos. Labai dažnai mokykloje mūsų mokytoja pažymėdavo stiliaus klaidą, jeigu mes naudodavom pasikartojančius žodžius ir skatindavo mus naudoti tam pačiam reiškiniui įvairius sinonimus. Čia to nereikia. Tam pačiam dalykui pasikartojančiam rekomenduojama naudoti tos pačius žodžius. Taip pat kiek įmanoma įvardžius keisti daiktavardžiais. Čia turbūt kiekvienas, kuris augina vaiką, pastebėjome, kad pradžioje mūsų vaikai būna ne aš ir tu, o dažniausiai būna Petriukas nori valgyti, arba ne tu man duok gerti, o mama duoti gerti ir panašiai. Tai lygiai taip pat ir su žmonėms turintiems intelekto sutrikimų, tai yra žymiai paprasčiau suvokti dalyką, kai jisai vadinamas daiktavardžiu negu įvardžiu. Ir kaip minėjau, teigiama raiška. Rasa Ginčauskaitė turi klausimą. Gal aš tiesiog pabaigsiu ir tada galima bus klausti apie visą lengvai suprantamą kalbą. Tai dabar teksto struktūra, tai būtent tekstą skaidome į nedidelės dalis ir kiekvieną dalį pavadinam. Siužetas turi loginę seką, tai yra pasakojant, nereikia pasakojant nuklysti į ateitį, grįžti į dabartį, prisiminti praeitį. Tiesiog reiktų nuosekliai pasakoti nuo pradžios iki pabaigos. Informacijos nereikėtų skliaustuose teikti ir jeigu prisireikia kažką tai vardinti punktais. Šrifto dydis čia šiek tiek skiriasi nuo rekomendacijų neregiams, bet kaip minėjau, tekstas lengvai suprantama kalba pateikiamas tik tais interneto svetainėje, būtent tas pagrindinis apie funkcijas ir paslaugas teikiamas. O visas kita informacija teikiama asmenį paprašius, tai šrifto dydis yra bent 14 dydžio, lygiai taip pat kaip ir neregiam ir silpnaregiam, tai yra aiškiai skaitomas neserifinis šriftas, lygiai taip pat tekstas ryškinamas tik juodinant, lygiojamas iš kairės, kaip matote, labai daug panašumų. Ir tik pirmos eilutės neatitrauktos. Tarpai tarp eilučių, naujas sakinys naujoje eilutėje, žodis baigiamas toj pačioj eilutėje, neperkeliamas į naują eilutę. Ir labai svarbus lygiai taip pat kontrastas, kad tekstas pateikiamas šviesiam pasteliniam fone, jisai kontrastuoja su fonu ir puslapiai yra numeruojami dešinėje apačioje. Tai apie tekstą kaip ir baigiau ir toliau apie iliustracijas norėsiu truputėlį papasakoti, tai jeigu turite klausimų, mielai norėčiau atsakyti. Ar galėtumėt, Rita, perskaityti žinutės klausimą? Mane išjungė? Ne, čia rašau, kad tu nebeturi klausimų. Ai. Supratau. Dėkui. Ir tada apie paveikslėlius. Paveikslėliai būtent lengvai suprantamoje kalboje atlieka labai svarbią funkciją. Jie pastiprina mūsų teikiamą informaciją. Ir paveikslėliai turi būti taip pat labai aiškus ir labai atitikti realybę. Ta prasme, kad iš tikrųjų kyla klausimų, pavyzdžiui, kaip ir minėjau, pas mane dukra suaugusi, jau 21 metai jinai turi intelekto negalią. Ir jai
labai dažnai kyla klausimų, kai jinai pamato, pavyzdžiui, mėlyną gulbę skrendančią virš žalios jūros. Kodėl ta gulbė staiga tapo mėlyna ir kodėl ta jūra pažaliavo. Lygiai taip pat turėjau pati gerą pamoką, kai vaikščiojome Juodkrantėje Raganų kalne ir ten vienai skulptūroje raganos sudeginimas vadinasi, ragana vieną ranką yra iškėlus, o kitą už nugaros paslėpusi. Jai didžiulis susirūpinimas sukėlė, kur dingo raganos ranka. Tai reiškia, kad mes paveikslėlyje, jeigu vaizduojame žmogų, tai mes tą žmogų vaizduojame normaliai, su 2 ausim, 2 akim, antakiais, nosim, burna. Jeigu jisai pilnai vaizduojamas, tai irgi vaizduojamas su rankomis, kojomis, kad nekiltų papildomų klausimų, kur staiga dingo viena koja. Ir tiek pati informacija, metodinė medžiaga, tiek paveikslėliai yra pas mus interneto svetainėje, būtent adresu kol dar mes nepersikėlėme į Antą puslapį, tai būtent ndt.lt yra informacijos prieinamumo sekcija, lengvai suprantama kalba. Tai ten rasite ir metodinę medžiagą, ir būtent paveikslėlių duomenų bazę, kurią mes kūrėme kartu bendradarbiaudami su Slovėnijos nevyriausybinė organizacija ir po truputį vis pildame naujais. Taip pat galima naudoti paveikslėlius ir iš interneto, Shutterstock, man atrodo, aš pavadinimų irgi sunkiai atsimenu, tiesiog pas mane paieškoje yra sudėti jie, pasirinkti paveikslėlius. Kai mes parengėme tekstą ir sukeliame mūsų manimų naudingus paveikslėlius, tikrai siūlau ir rekomenduoju patikrinti juos su tikslinė grupe, tai būtent žmonėmis su intelekto negalia, ar jie supranta. Šiuo metu konsultacijų centre ši paslauga yra teikiama ir mūsų visų tekstus, kuriuos jūs siunčiate mums, tikrina būtent dienos centro šviesa lankytojai, žmonės su intelekto negalia. Jie yra įvairių lygių, kaip ir minėjau, rekomenduojama, jeigu žmogus nepasako, kokio lygio jam reikia rengti 2 lygių, tačiau ten tikrintojai yra ir kurie tikrina ir 1 lygio, ir 3 lygio paveikslėlius. 1 lygis tai reiškia tai žmonės su sunkiausia intelekto negalia, kur jiems jau reikalinga labai supaprastinta, labai paprasta informacija ir daug paveikslėlių. 2 lygis žmonės su vidutinė intelekto negalia, tai jiems jau būtent toks tekstas, kokį mes žiūrėjome prieš tai, ir paveikslėliai tik tais tokie esminiai iliustruojantis tekstą. Ir 3 grupė žmonės su lengva negalia, tai jiems taip pat yra labiau tekstas artimas tai vadinamai plain language, supaprastintai kalbai, būtiniai kalbai. Ir paveikslėlių jau irgi kiekis mažesnis. Jeigu įdomu, tai kaip ir pagal TLK apibrėžimus, tai žmonės su lengvesnė negalia, su lengvu intelekto sutrikimu, jie yra maždaug 8-12 metų vaiko intelekto lygio. Tai mes galime įsivaizduoti, kad rengiame tekstą būtent šiam intelekto lygiui, tačiau labai prašom ir labai rekomenduojame vengti visokių deminutyvų, tokių kaip ir tų tokių mažybinių žodelių ir panašiai, kas įžeistų suaugusį žmogų, kuris kaip nelaiko savęs vaiku, jisai nori tiesiog perskaityti tekstą supaprastintą jam lengvai suprantama kalba. Ir 3 mūsų tikslinė grupė yra kurtieji. Kurtieji kaip irgi yra galima skirstyti į 2 grupės. Tai yra kurtieji, kurių gimtoji kalba yra lietuvių gestų kalba ir jiems reikalingas būtent informacijos pritaikymas gestų kalba, ir kurtieji, kurie apkurto jau turbūt vėlesniam amžiuje, kurie jau gestų kalbos neišmoko, bet moka gerai skaityti, tai jiems reikalingas informacijos pritaikymas tekstu arba titrais.
Dažnai klausia, kodėl kurtieji patys negali perskaityti, jeigu pateikiami titrai. Tai aš lygiai taip pat pateikiu pavyzdį, kad mes gimėme būtent lietuvių mokėdami, su gimtaja lietuvių kalba. Ir mums, pavyzdžiui, anglų, kai kuriems jau ir rusų kalba yra negimtoji ir išmokta vėliau. Ir lygiai taip pat mums jie žymiai sunkiau skaityti ir žymiai sunkiau suprasti, ką mums rašo, negu kad mes skaitytumėm lietuvių kalbą. Tai būtent gestų kalba yra gimtoji kurčiųjų kalba ir jiems lietuvių kalba yra būtent ta užsienio kalba, kurią žymiai sunkiau suprasti. Ir rekomendacijose yra pateikiami būtent būtinieji reikalavimai publikuojamiems vaizdo arba garso įrašams, tai būtent užtikrintas garso tekstinis atitikmuo ir nurodomi rekomendacijos būtent titrams. Ir taip pat užtikrintas rekomendacijos, kad būtų vaizdas, garsas pritaikytas naudojant ekrano skaitimo programas, tai čia neregiams arba garsinis vaizdavimas arba alternatyva tekstu taip pat neregiams. Departamentas bendradarbiaudamas su agentūra bendradarbiaudamas su Lietuvių gestų kalbos vertimo centru ir Lietuvos kurčiųjų draugija ir kita nevyriausybinė organizacija Pagava parengė rekomendacijas dėl informacijos teikimo renginiuose ir jeigu kurtysis paprašo tekstinę informaciją pritaikyti jam tinkamų bendravimo būdų, jos yra taip pat paskelbtos etarė ir taip pat bus paskelbtos departamento agentūros puslapyje prie informacijos prieinamumo nusakančių teisės aktų. Kaip minėjau, vertimą į lietuvių gestų kalbą teikia Lietuvių gestų kalbos vertimo centras, jų adresas yra vertimaigestais.lt. Ir paskutinė mūsų tema tai yra neproporcinga našta. Iš tikrųjų, daugelis sulaukėme klausimų, kad tai atims visą įstaigos biudžetą, jeigu mes pritaikysime būtent informaciją ir jeigu tai pradės krūvos neįgaliųjų kreiptis. Galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tai nėra didelė ta našta. Dažniausiai žmonės, kaip ir minėjau, kad pritaikyti raštą užtenka paprastų Word formatavimo žinių, kad pritaikyti elektroninį paštą taip pat. Galbūt šiek tiek daugiau investicijų reikėtų dėl lengvai suprantamos kalbos, jeigu nebūtų specialisto, kuris apsimtų tai daryti. Bet kaip minėjau, irgi mes konsultuojame, teikiame pagalbą, jeigu sunku suformuluoti sakinį, jeigu sunku suformuluoti kažkokį tai atitikmenį kažkokiam sudėtingam žodžiui, išsireiškimui arba reiškiniui. Tai tikrai kviečiame kreiptis, mūsų lengvai suprantamos kalbos specialistė Laura bei ekspertės Ramunė Lebedytė-Onzėnienė ir Jurgita Šidlauskaitė, iš tikrųjų jos pagelbės ir padės rasti tinkamus žodžius ir patikrins būtent tekstą, ar jisai tikrai parengtas tekstas tinka ir suprantamas žmonėms su intelekto negalia. Lygiai taip pat kaip ir dėl gestų kalbos vertimo į gestų kalbą, prašome kreiptis į Lietuvių gestų kalbos vertimo centrą. Bus išversta ir jums pateiktas įrašas. Aišku, dabar tik tais prasidėjus rekomendacijų įgyvendinimui turbūt susiformuos tas butelio kakliukas, kai teks ilgiau palaukti, kol bus atliktas jūsų vertimas, tačiau palaipsniui, aš manau, mes susitvarkysime ir turėsime taip pat ir savo informaciją pritaikytą žmonėms su negalia. Galbūt daugiausiai investicijų reikėtų, norint atnaujinti būtent savo interneto svetaines, tačiau interneto pritaikymą žmonėms su regos negalia reglamentuoja ES viešojo sektoriaus interneto svetainių ir mobiliųjų programų direktyva, kurią
Lietuva turi įgyvendinti jau nuo 18 metų. Informacinės visuomenės plėtros komitetas atsakingas už šios direktyvos įgyvendinimą. Jie kasmet atlieka stebėseną, kaip įgyvendinama direktyva, būtent atrankos būdu, ir teikia rekomendacijas, kaip pritaikyti svetaines, kad jos atitiktų direktyvos reikalavimą. Taip pat mūsų konsultacijų centre taip pat yra ekspertas, neregys Andžėjus Ravanas, kuris taip pat mielai konsultuoja kiekvieną įstaigą, kuri kreipiasi, kaip tai galima padaryti. Ir greičiausiai vis tiek, kas kažkiek tai laiko mes esame nusimatę atlikti svetainės atnaujinimo darbus, todėl galime iš tikrųjų nusimatyti biudžete ir būtent šalia tų svetainės atnaujinimo darbų kaip privalomąją sąlygą tiekėjam įtraukti, kad atitiktų šios reikalavimus jūsų atnaujinama svetainė. Ir grįžtame prie neproporcingos naštos. Tai esame parengę neproporcingos naštos skaičiuoklę, jinai Excelinė, labai paprasta. Ką mes turime žinoti prieš pradėdami vertinti, tai pirmiausia, aišku, jeigu gauname prašymą ir abejojame, ar jisai nesukels neproporcingos naštos, tai mes turime įsivertinti, kiek teritorinėme vienete yra asmenų su negale, koks yra įstaigos skirtas metinis biudžetas informacijos prieinamumo užtikrinimui ir kiek iš viso asmenų gaus naudą iš šios informacijos prieinamumo užtikrinimo. Dėl biudžeto dažnai klausia, tai nežinau, kaip pas mus įstaigoje yra numatytas lėšos komunikacijai ir reprezentacijai, tai būtent šitų lėšų sąskaitą mes ir planuojame, jeigu reikės, jeigu iškils poreikis, būtent užtikrinti tuos prašymus, pateikti informaciją pritaikytą, jeigu patys savo resursais negalėsime to padaryti. Toliau yra būtent išskaidytas kiekvieno priedo reikalavimai išskaidyti pagal atskirus veiksmus ir jie yra išdėstyti skaičiuoklėje, į kurią ateina informacija iš kitų 3 laukų, tai yra išlaidos darbuotojams, išlaidos prekiams ir išlaidos paslaugom. Čia mes tiesiog pasižiūrime, įvertiname, kas dirbs su informacijos pritaikymu ir tiesiog suvedame prie kiekvieno veiksmo tam tikrus duomenis. Pavyzdžiui, šičia susipažinimas su tekstu, teksto supratimas. Planuojame, kad dirbs vienas darbuotojas, kurio darbo užmokestis yra 8 su trupučiu euro. Ir kiek tam bus skirta valandų, tai automatiškai suskaičiuoja skaičiuoklė viso išlaidas darbuotojams. Analogiškai yra dėl išlaidų prekiams investicijoms. Čia kaip ir pavyzdys, mūsų paprašė pritaikyti tekstą lengvai suprantama kalba. Mes matome, kad nemokamų paveikslėlių, kokių mums reikia, nėra ir mes bandome visos paveikslėlius pirkti iš Shutterstock. Ir kaip pavyzdys, mums reikia 8 paveikslėlių, kurių vieno kaina 6 eurai. Taip pat yra išlaidos paslaugoms. Mūsų paprašė atspausdinti tekstą brailio raštu. Kaip minėjau, šias paslaugas teikia autosensorinė biblioteka, aklųjų organizacijos bei apskričių bibliotekose galima užsakyti. Tai lapo kaina apie 1 eurą, mums reikia 20 lapų. Tai 20 eurų. Šie visi duomenys sukrenta į skaičiuoklę ir apačioje skaičiuoklės yra lentelė, kuri veikia šviesoforo principu. Jeigu pas mus dega visos žalios spalvos, tai yra jeigu visur yra taip, taip ir taip, tai yra, kad informacijos pritaikymo sąnaudos asmeniai neviršyja 10% 1/12 biudžeto įstaigos suplanuoto ir skirto įstatymo įgyvendinimui. Jeigu naudą gaus ne mažiau nei 1% asmenų su negale, lyginant su visų asmenų su negale skaičium, būtent įstaigos savivaldybėje arba teritorinėme vienete, ir jeigu informacijos pritaikymo trukmė yra pakankama informacijos poreikio trukmei, tai mes tada siūlome
informaciją pritaikyti. Vienintelis atvejis, kada tikrai nesiūlome informacijos pritaikyti, nesvarbu, kad kitur yra visur taip ir taip, tai jeigu matome, kad informacijos pritaikymo trukmė bus nepakankama informacijos poreikio trukmė. Čia kaip pavyzdys, jeigu mes gauname prašymą parengti gestų kalbą, kvietimą į kokį nors renginį ir kol bus parengtas tas kvietimas gestų kalba, renginys bus pasibaigęs. Arba kaip pavyzdys, mūsų įstaiga gavo prašymą parengti lengvai suprantamą kalbą projekto atrankos nuostatus likus dienai iki atrankos termino pabaigos. Mes matome, kad nei mes spėsime, nei bus naudos iš to parengimo, mes tiesiog motyvuodami tą neproporcingą naštą atsisakėme rengti. Kitais atvejais, jeigu trečias, būtent informacijos pritaikymo trukmė yra taip, o visur kitur yra ne, mes visada siūlome tiesiog pasvarstyti tą informacijos pritaikymą. Kategoriškai ne, niekada nesiūlome, galbūt rasite resursų arba galbūt atsiras galimybių pritaikyti žmogui, net jeigu tai yra neša naudą mažiau negu 1% asmenų, arba netgi jeigu tai viršija suplanuotą biudžetą. Tai tiek. Informacijos prieinamumas, kaip ir minėjau, pradėkime nuo mažų žingsnių ir palaipsniui įsibėgėsime.